Na, ar kada nors jautėtės lyg kariautumėt su 3 mažais, bet tokiais klastingais žodeliais A, N ir D. Atrodo, kas čia tokio, bet patikėkit, jie saugo vieną paslaptį ir šiandien mes ją kartu atskleisime. Taigi, aka ar the car? Atrodo esminis klausimas, ar ne? Ir ten kalbama apie automobilį. Bet prasme sakinyje keičiasi kardinaliai. Ir žinokit, būtent šitas mažas skirtumas yra viena iš tų klaidų, kurias daro beveik visi. Ir atsakymas. Atsakymas yra viena paprasta paslaptis. Viskas, absoliučiai viskas priklauso nuo vieno žodžio – konkretumas. Kai tik pagausit šitą kampą, patikėkit, tie artikeliai taps jūsų geriausiais draugais. Na ką, pasiruošę? Judam prie pirmojo rakto. Gerai, pirmoji taisyklė, kurią vadinu bet kurio vieno taisyklę. Čia mes pasiaiškinsim, kas per daiktas yra A ir an. Įsivaizduokim situaciją. Sakot, give me a pen, duok man rašiklį. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad tinka bet koks rašiklis. Visiškai nesvarbu koks. Tiesiog bet kuris vienas iš visų esančių. Štai jums ir visa bet kurio vieno taisyklės esmė. Kalbame nekonkrečiai. Gerai, bet kada rašyti A, o kada an? Taisyklė stebėtimai paprasta. Viskas priklauso nuo garso, o ne nuo raidės. Jei kitas žodis prasideda priebalsio garsu, sakom a teacher. Jei balsio, an apple. Ir čia yra viena maža gudrybė. Pažiūrėkit. An honest man. Žodis honest prasideda raide H, kuri lyg ir priebalsė, bet ji netariama. Todėl girdime balsį O ir dėl to sakome N. Puiku. Judame toliau. Antroji taisyklė. Konkretaus vieno taisyklė. Metas prisijauginti artikelį the. Ir štai čia esmė. Įsivaizduokit, kad V yra lik rodomasis pirštas. Jo parodoma į tą vienintelį konkretų daiktą, apie kurį jau arba kalbėjom, arba ir taip aišku, apie kurį daiktą eina kalba. Tai toks slaptas signalas pašnekovui, ei, mes abu žinom apie ką aš čia. Pažiūrėkim, kaip tai veikia gyvenime. Sakom, I read a book about a poet. Čia mes pirmą kartą paminim kažkokią, bet kokią knygą. Naudojam a book. Bet jau kitame sakinyje The book was fascinating. Mes kalbame apie tą pačią, jau žinomą knygą. Dabar ji jau konkreti, todėl atsiranda the book. Paprasta ir logiška, tiesa? Štai dar vienas geras patarimas dėl Z. Jį visada naudojam su daiktais, kurie yra unikalūs, vieninteliai tokie. Na, pavyzdžiui, saulė, dangus, pasaulis. Juk realiai nėra 2 saulių ar 2 dangų, iš kurių reikėtų rinktis, tiesa? Todėl visada bus the sun, the sky. Gerai, greitas testas. Kaip pabaigtumėt šį sakinį? The sky is often gray in winter. Pagalvokit, ar čia kalbama apie bet kokį dangų, ar apie tą vienintelį, kurį visi matome virš galvos? Žinoma, kad the sky, nes dangus tai yra vienas. Šita taisyklė gal ir atrodo paprasta, bet patikėkit, ji gelbsti labai dažnai. Gerai, o dabar pasiruoškit, nes trečioji taisyklė yra pati įdomiausia. Kartais geriausias artikelis yra jokio artikelio. Taip, kartais geriausia tiesiog nevartoti nieko. Tad kadagi mes nieko nenaudojam? Visų pirma, kai kalbama apie bendras idėjas ir abstrakčius dalykus. Sakykim, friendship is important. Čia nekalbama apie mano ar jūsų draugystę, o apie draugystę kaip reiškinį apskritai. Tas pats veikia su mokslo dalykais, pavyzdžiui, chemija, su rutina, kad vaikai eina į mokyklą, arba su bendriniais daugiskaitiniais daiktavardžiais, pavyzdžiui, kad violetos yra pavasario gėlės. Antras didelis atvejis tikrinieji vardai. Čia taisyklė paprasta. Su žmonių vardais, dauguma miestų ir šalių pavadinimų, taip pat su dienom ir mėnesiais artikelio tiesiog nereikia. Sakom, she lives in London, o ne in the London. Viskas. Na ką, teorijos užteks. Metas praktikai. Įsivaizduokim, kad esam detektyvai ir turim išspręsti kelias bylas. Pasitiprinsim, kaip viską supratom. Pirmoji byla. Ant stalo sakinys she lives in the London. Kažkas čia ne taip. Kas prisimena taisyklę apie miestus? Taip, prieš daugumo miestų pavadinimų artikelio nededam. Turi būti tiesiog she lives in London. Pirma byla ištirta. Gerai, antroji byla. Šįkart užduotis sunkesnė. 2 tuščios vietos. The sun rises in east. Ką čia daryti? Prisiminkim taisyklę apie unikalus dalykus. Aišku, ir saulė yra viena vienintelė.
Ir rytai taip pat. Todėl abiem atvejais be jokių abejonių dedame the. The sun rises in the east. Byla baigta. Ir finalinė byla. Tikras iššūkis. Patikrinsim, kaip sekasi su abstrakčiom savokom. Sakinys The friendship is important for people. Kas čia blogai? Būtent. Kalbama apie draugystę apskritai kaip apie idėją. Todėl joks artiklis čia nereikalingas. Teisingas variantas – friendship is important for people. Puiku. Visos bylos išspręstos. Sveikinu. Ką tik įveikėt vieną didžiausius anglų kalbos galvosūkius. Dabar turite slaptą ginklą, kuris padės susitvarkyti su tais mažais, bet klastingais artikeliais. Taigi, koks tas ginklas? Tai vienas paprastas klausimas, kurį reikia sau užduoti kiekvieną kartą, kai suabejojat. Tas klausimas skamba taip. Ar aš kalbu apie konkretų, man ir pašnekovui žinomą daiktą, ar apie bendrą, bet kurį vieną? Atsakymas į šį klausimą ir yra jūsų raktas. Kai supranti šitą konkretumo principą, į visą kalbos mokymąsi pradedi žiūrėti kitaip. Pasirodo, net sudėtingiausios taisyklės dažnai turi labai paprastą ir logišką paaiškinimą. Taigi, dabar, kai jau žino čia paslaptį, įdomu, kokią kitą anglų kalbos taisyklę norėsis išnarplioti.